Jūsų nuomonė, kaip suvaldyti potraukį nesveikam maistui ir išvengti emocinio valgymo? Visų pirma, pradėti tvarkyti su emocijom. Kokiu turbūt 70% pacientų aš būtent ir išsiunčiu konsultacijoms psichoterapiją, dėl to, kad emocinio valgymo fonas niekaip nėra susijęs tiesiogiai su maistu. Maistas tiesiog tampa puikia priemonė toms emocijoms nuslopinti. Sakykime, jeigu jau žmogus tvarkosi su emocijom ir pradėjo šitą kelią, pradeda netgi suvokti, kodėl taip jam nutinka, jis gali tuomet pakeisti kažko kitur. Tai dažniausiai būna ar atsigerti vandens, ar naudoti, sakykime, papildus, kurie šiek tiek reguliuoja gliukozės koncentraciją. Kokie tai būtų? Pavyzdžiui, berberinas, fizinis aktyvumas. Kadangi sureguliuoja taip pat gliukozės apykaitą, išskiria laimės hormonus, pastebėta yra, jog tą dieną, kai žmogus sportuoja, jisai tikrai mažiau snekina ir mažiau emociškai valgo. Aš pasidalinsiu saviškiu ir kurį dalinuosi su draugiam ir sakau, vištiena, graikiškas jogurtas su šilauogėm, puikus būdas numalšinti alkį ir aš kaip pažiūriu į kažką ir sakau, jeigu aš nenoriu vištienos ir aš jeigu nenoriu graikiško jogurto su šilauogėm, vadinasi, aš nealkana. Dažniausiai, kai mes esam alkani, tiesiog paprasčiausiai alkani fiziologiškai, mes tiesiog iš tikrųjų bet ką turbūt galime. Tai vadai aš dėl to ir sakau, vištienos krūtinėlė. Bet ką, ta prasme, mums nesvarbu. Ir mes pasijuntam sotus, kuomet mes turime emocinį valgymą, mes dažniausiai susikoncentruojam į tam tikrą produktą. Ir tai dažnai būna angliavandeniai paprastieji, tai yra saldumynai, sausainiai, pyragas, kažkokias saldus gėrimas ir mes jau netgi žinom tą produktą, kurio mes galėtume numalšinti šitą alkį. Tai reiškia, ne alkį mes malšinam, o būtent emociją. Dar įdomus visiškai paprastas patarimas, jeigu jūs išlaikysite apskritai reguliarumą dienoje, tai tuomet ir tos emocijos susireguliuos geriau, dėl to, kad mūsų smegenys jos pilnai yra priklausomas jų veikimas ir jų reguliacija nuo mūsų maistinių medžiagų gavimo. Todėl, pavyzdžiui, neretai nutinka taip, kad jeigu žmogus labai restrikciškai valgo, tai kas vėliau seka persivalgymas, taip, nes smegenys išsenka ir tada įvyksta didieji persivalgymai, svorio didžiulis ataugimas ir panašus dalykai. O tai ką manot apie tos cheat mealus? Aš tai nematau čia nieko blogo, iš tikrųjų ir apskritai manau, kad mityboje nėra taisyklės 100%, nes tokiu būdu mes siekiam perfekcionizmo, o tokio dalyko apskritai gyvenime apie nieką nėra. Duodant savo tokią užduotį valgyti tik tobulai, mes savo kenkiam labai psichologiškai stipriai. Ir apskritai mitybos taisyklių laikymasis dar priklauso labai nuo asmenybės tipo. Asmenybės tipai skirstomi yra į 4 grupės. Vieniems labai tinka tokios labai konkrečios rekomendacijos, pavyzdžiui, kaip mitybos planas, kitiems žmonėms tai gali absoliučiai netikti. Toks yra Alan Golay, endokrinologas, kuris daug metų dirba su nutukimu ir jis yra parašęs knygą 4 asmenybės tipai pagal lieknėjimą. Ir manau, kad einant per šitą psichologinę prizmę, tai tampa labai gerų įrankių.